Tai laba diena, šiandien turime su mumis Panevėžio kolegijos direktorių. Žinome, kad tai jūsų paskutinė savaitė kolegijoje. Tai kaip jaučiatės, žinodamas, kad tai paskutinė savaitė? Labą dieną. Jausmas dvilypės. Iš vienos pusės atidirbus 20 metų kolegijoje jaučiu šiokį tokį nuovargį. Iš kitos pusės, aišku, kolegija tai kaip šeima, tai kaip antras gyvenimas. Ir nesenai kalbėjom tą temą su Balčikonio gimnazijos direktoriu, mano kolega Raimundu Dambrausku. Tai jisai irgi pripažino, kad jeigu nori pasiekti gerų rezultatų darbe, tai turi to gyventi. Tai, sakykime, kad 20 metų aš gyvenau kolegijos reikalais ir tiesiog gyvenimas dabar keisis turbūt iš esmės ir tie kolegijos reikalai, jie niekur nepabėgs. Aš jais domėsiuosi ir aišku, kiek galėsiu, galbūt patarsiu, jeigu manęs klaustų patarimų, bet jau asmenis gyvenimas iš esmės pasikeis. Tai dar nežinau, kaip jausiuosi pirmadienį. Šiandien tai dar nejaučiu to, kad pirmadienį nebebus jau gyvenimo kolegijoje, bet pirmadienį, jeigu paklausit, pasakysiu. Tai labiau liūdesio jausmas ar džiugesys, kad poilsis pagaliau? Tai kaip sakiau, sumišę jausmai ir toks kaip ir atsipalaidavimas, kad jau ką galėjau padaryti, padariau, bet iš kitos pusės ir šiek tiek liūdna, kai pagalvojus, kad ryte nereiks 6 valandą atsikėlus ir padarius kontrastinį dušą ir mankštą lėkti į kolegiją ir žiūrėti, kaip ten kas, tai matysim, kaip čia atrodys toliau. Mhm. O jeigu grįžtant prieš 10 metų į jūsų pirmąją kadencijos dieną, kas labiausiai jūs jaudino ir neramino galbūt? Prieš 10 metų situacija buvo gerokai liūdnesnė negu šiandieną. Aš, aišku, buvau atidirbęs jau prieš tai 10 metų pavaduotojų infrastruktūrai ir plėtrai, buvau čia atlikęs daug įvairių projektų, žinau. Ir šiandieną žinau, tada jau žinojau kiekvieną kolegijos kampelį, pastatą, varžtą, auditoriją, kiek ten suolų, kokios ten žalizės, kur stogas geras, kur langai blogi. Bet reikėjo įsisavinti visą studijų procesą, kuris tikrai yra pakankamai sudėtingas. Man kaip dėstytojai, aišku, aš ten prieš tai esu dirbęs gal 8 metus Kauno technologijos universitete, Panevėžio fakultete, po to čia kolegijoje pradėjau dėstyti. Tai kaip dėstytojai aš žinau tą procesą, bet plačiau reikėjo su juo susipažinti ir tikrai čia buvo nemažai, reikėjo padėti pastangų. Na ir pati kolegija, žinoma, buvo dar gana tokiam vystymosi periode, kada ir tų pinigų mažai buvo. Gyvenom pagrindę visą infrastruktūrą tvarkėm ir investicijos buvo iš Europos struktūrinių fondų lėšų. Na, kolektyvas irgi augo, tada turėjom dar nedaug mokslo daktarų, dėstytojų tarpe. Viską reikėjo kurti, tai toks buvo tokia pradžia, kaip jis sakyčiau, sunkoka. Buvo šiandieną išeinant, man atrodo, situacija geresnė, tikrai kolegija gerai gyvuoja, turime ir pakankamai finansinių išteklių, ir intelektualių išteklių, žmonių, mokslo daktarų, pas mus kažkur tai turbūt apie 30% jau dėstytojų tarpe yra. Taip kad situacija kita, bet ir iššūkiai šiandieną kiti. Nelabai sulygint galima iš tikrųjų. Na taip, bet skamba, kad pastato pamatus vis viena jau tokius sutvirtinot, jeigu ir buvo kokie, bet sutvirtinot. Taip, jūs teisus, tuos pamatus teko tvirtinti ir vienu metu čia prieš 1,5 metų labai buvo situacija sudėtinga, nes vyriausybė buvo priėmusi kolegijų tinklo stiprinimo programą, pagal kurią iš 13 kolegijų turėjo likti 7 valstybinės kolegijos. Šiandienai taip ir yra, bet po to dar vyriausybė buvo nutarusi, kad dar būtų gerai dar vieną kolegiją sumažinti ir mes buvom papuolę į tą mažinimo skaičių ir norėjo čia mus ir sujungti 3 kolegijas Utenos, Panevėžio ir Šiaulių, po to norėjau tik tai Panevėžį prie Šiaulių prijungti.
Na ir teko beveik 2 metus kovoti, įrodinėti, kad tikrai kolegija yra reikalinga regione kaip savarankiška aukštoji mokykla, kad jinai yra stipri, pajėgi vykdyti visas vyriausybės numatytas programas ir pasiekti tos rodiklius, kurie numatyti. Ten rodikliai buvo tokie minimalus, tai studentų skaičius 1200 ne mažiau, šiandieną mes turime virš 1500 studentų, taip pat buvo numatytas ten dėstytojų dirbančių pilno etatų skaičius, mokslininkų skaičius, visus tos rodiklius mes sėkmingai pasiekėme šiandien ir viršijome ir tikrai turbūt galima pasakyti ir pasidžiaugti, kad gerai padarėme, kad atkovojame, aišku, ne vieni mes čia kovojame, padėjo mums labai ir mūsų Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai, padėjo labai ir savivaldybių merai, nes mes kaip regioninė kolegija mes apjungėme ne tik tai Panevėžio miestą, bet ir Panevėžio rajoną, taip pat Rokiškį, Kupiškį, Pasvalį, Biržus ir labai padėjo ir Rokiškio meras Ramūnas Godeliauskas, tuomet jisai kaip tik tai buvo regiono plėtros tarybos kolegijos pirmininkas, tai svarstė tą klausimą ir regiono plėtros taryboje ir kreipėsi vyriausybė dėl mūsų regioninės kolegijos reikalų. Taip kad surėmė pečius mes išlikome, esame šiai dienai stiprus ir tikrai tikiu, kad naujas direktorius arba nauja direktorė, daktarė Jurgita Leponinė, kuri pateikė labai ambicingą savo programą kolegijos vystymo, tikrai tą programą įgyvendins, nes, kaip jūs sakot, pamatai padėti yra geri. Aišku, ačiū. O tai ko labiausiai didžiuojatės iš to, ką pavyko nuveikti per savo karjerą kolegijai? Na, didžiuojasi turbūt pirmiausia tai bendruomenė kolegijos, kad mano tikslas buvo, kad būtų suformuota vieninga viena kryptim einanti bendruomenė. Aš pamenu, kaip savo pirmą, 2016 metais programą pristačiau tarybai, ko aš sieksiu, tai ten buvau nupiešęs laivą skaidrėje su sėdinčią komandą ir aš ten laivo gale rodantis kryptį. Tai aš manau, kad man pavyko tą idėją realizuoti ir iš tikrųjų laivas šiandieną mūsų plaukia pagal kryptį ir su visos bendruomenės ir komandos dėka mums pavyko tikrai parengti gerą strateginį veiklos planą, numatyti veiklos strategiją, kur mes einame, ko mes siekiame ir numatyti priemonės, kaip mes tai pasieksime. Tai tas turbūt labiausiai džiugina. Aišku, kaip ir kiekvienam kolektyve yra tų nesutarimų, yra tų emocijų, yra ir visokių ginčių, bet tai neišvengiama ir tai yra sprendžiama. Svarbu, kad bendras tikslas yra aiškus ir bendra kryptis yra aiški. O šiaip aišku, aš per tų 20 metų tai daug čia tų projektų įvairių buvo ir pirmas mano projektas, pamenu, buvo sporto salės, grindis, langai ir šildymo sistema, nes buvo supuvę grindis. Turiu nuotraukas, dar šiandien pasižiūriu, kaip ten baisiai atrodė. Po to ėjo Kemelio tas projektas vadinamas, tai yra praktinio mokymo centro 2 etapai, taikomųjų tyrimų ir inovacijų centras paskui gimė iš to viso, šiltinimas pastatų, bendrabučio renovacija, studentai, atsimenu, būdavo žiemą ten ant plytų susivinioja spiralę, įkiša į rozetę, kad šilčiau būtų. Dabar tikrai bendrabutį turime puikias sąlygas. Po to biomedicinos fakulteto pastato renovacija, irgi pastatas labai liūdnai atrodė. Iš seno bendrabučio buvo pritaikytas, nesipilnai iš LIFE lėšų renovavome, apšiltinome ir sutvarkėme. Daug yra, praktiškai aš kaip einu palei kiekvieną pastatą, tai vis atgimsta, kas ten padaryta, kas ten sutvarkyta, kur ten stogas remontuotas, kur langai pakeisti, kur apšiltinta, kur auditorijos įrengtas. Na, kaip čia kalbėjom su
Edgaro Sriubo sako, tai čia jums kaip kūdikis. Nu taip, sako, iš tikrųjų kaip kūdikis man ta kolegija yra. Tikrai daug nuveikta. Galbūt, aišku, galima buvo padaryti daugiau ir šiandien man truputį širdis skauda, kad mūsų tas kultūros paveldo pastatas, mūsų vadinamas 4 korpusas, nėra renovuotas. Na, va čia met bus pakeistas stogas, bet ten tikrai reikalinga didelė pinigų suma, ten turbūt minimaliai apie 2,5–3 milijonus, kadangi kultūros paveldas, tai irgi jau iškelia sąnaudų vertę. Ir čia turėjom tokį neblogą projektą, kurį būtume įgyvendinę, kad gauti tas lėšas, reinvestuoti tas lėšas, bet vykstant tiem kolegijų tam jungimo procesui, kadangi mes pasipriešinom ir nesutikom su ministerijos nuostata, kad mums jungtis prie Šiaulių kolegijos, tai mums tą projektą sustabdė buvęs Švietimo mokslo ir sporto ministerijos kancleris Lukošius ir priėmė politinį sprendimą, kad neduoti mums to projektą vykdyti. Tai va dėl to gailiuosi. Na, aišku. O tai kaip per visą šį jūsų laikotarpį gal kaip nors pakito požiūris į studentus ir kolegijos bendruomenę? Požiūris mano tik tai gerėjo metai iš metų, nes bendruomenė tikrai jinai yra iniciatyvi, kūrybinga ir darbinga ir daug išaugo tokių iš mūsų vidaus perspektyvų darbuotojų. Ot kaip pavyzdys, pavyzdžiui, yra Darius Paipelis ir Daivutė Paipelienė. Tai jie buvo mūsų studentai, baigė kolegiją, po to pradėjo dirbti, po to sukūrė šeimą ir vaikučių susilaukė. Ir šiandien labai sėkmingai darbuojasi abudu pas mus informacinių technologijų centre ir tikrai džiugu, kad ir dėstymo jau veiklą užsiima ir matyt auks toliau tie žmonės. Ir daug tokių turime pavyzdžių, kur iš mūsų viduje bendruomenės išaugo vadovai, specialistai. Na, o studentai visada džiugina. Va, mano studentė irgi buvusi, aš verslo ekonomiką dėsčiau pagrindinę, nors esu dėstęs daug įvairių dalykų, bet verslo ekonomika kaip pagrindinis dalykas. Tai vat logistikos įmonių ekonomiką dėsčiau logistikos studentams ir mane džiugina, kad jie antram kurse ateina dar tokie žali kabutėse ir kai jie paskui supranta, kas yra pajamos, pelnas, sąnaudos, ko sąnaudos skiriasi pastovės nuo kintamų, kaip balansą padaryti įmonės ir kaip verslo planą parengti ir ką reikia suskaičiuoti, kad įsitikint, kad tas verslo planas tikrai bus gyvybingas. Tai jie visą šitą padaro ir tikrai džiugu, nes tikrai tai ateina žmogus to nežinodamas arba gal labai mažai žinodamas, o išeina jau tikrai turėdamas gerą žinių bagažą. Tai rodo, kad tikrai mūsų tie studentai yra žingeidus ir jie tikrai ateityje, aš taip linkiu ir tikiu, kad pasieks gerų laimėjimų savo darbinėje veikloje. Taip, kad studentai mūsų tikrai mane džiugina. Kuo toliau, to labiau. Vat ir šitas atvejis, va jūsgi studentai, prašau, darot tokius podcastus, domitės, kas vyksta, kai vyksta, kodėl vyksta. Tai čia yra labai gerai iš tikrųjų. Manau, įdomiausia dalis yra pasisemti patirties iš brandesnių žmonių. Taip. Kaip jūsų nuomonė po 5 metų atrodys kolegija? Mano supratimas, kad vis tik tai ta nauja ambicinga direktorės daktarės Jurgitos Lieponės programa, jinai bus įgyvendinta, kaip aš sakiau, ir kad kolegija po 5 metų vadinsis Taikomųjų mokslų universitetu ir daug plačiau vykdys mokslinę veiklą, nes dabar ir toj programai, kiek man teko ten susipažinti, ir iš esmės reikalavimai yra tokie, kad kolegija kaip aukštoji mokykla turi vykdyti ne tik tai studijas, bet ir mokslą. Ir tas mokslas turi būti ir tuo pačiu ir tarptautiškas. Tai ko šiandieną dar mums gal trūksta kolegijai, tai
daugiau to tarptautiškumo mokslo srityje. Tai yra, kad ir priimti daugiau mokslininkų iš užsienio universitetų, kurie dirbtų kolegijoje, daugiau bendrų projektų su užsienio universitetais, mokslinių projektų, nes šiaip pas mus tarptautiškumas yra labai geram lygyje, mes pagal Erasmus Plus programą tikrai turime labai gražius mainus ir studentų, ir dėstytojų, ir laimime taip pat ir projektus iš Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus, kur galim pasikviesti užsienio dėstytojų pas mus, bet su mokslu reikia dar labai pasitempti, čia dar laukia daug iššūkių. Mhm. Dar grįžtant prie, kaip kalbėjote apie visus tuos galbūt blogesnius sprendimus, dėl kurių gailėtumėtės, tai kaip jūs susitaikote su tuo ir kaip manote, ar galėjo būti kitaip padaryta, ar teisingiau būti padaryti tie sprendimai? Na, mano toks moto, kad nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Ir iš tikrųjų, jau per tą tokį netrumpą gyvenimą įsitikinau, kad reikia į viską žiūrėti pozityviai. Netgi tuo momentu atrodančius blogus dalykus reikia pabandyti žiūrėti pozityviai, paieškoti gerųjų pusių, kokia čia yra pamoka iš to, kas buvo blogai. Be abejo, darbe, kas nedirba, tas neklysta. Ir čia jeigu žmogus sako, kad aš visiškai jokių klaidų nepadariau, tai aš tikrai tokiu žmogum netikiu, nes dirbdamas tikrai padarai tų klaidų, didesnių, mažesnių. Svarbiausia pasimokyti iš tų klaidų, kad jų nekartoti, nes, kaip sako, protingi mokosi iš kitų klaidų, kvailiai iš savų klaidų, bet bent jau iš savų klaidų pasimokyti irgi yra gerai. O tokių klaidų, be abejo, visada atsiranda ir sakykime, čia darant investicijas, kuriant tos praktinio mokymo centrus, ten galbūt reikėjo gilesnės analizės, daugiau įtraukti tuos mūsų dėstytojus, akademinį personalą, kad jie daugiau pasižiūrėtų, mokslo kryptim daugiau reikėjo pasižiūrėti. Per mažai sustruktūrizuota buvo, dabar mes turime tuos taikomųjų tyrimų ir inovacijų centre, tas laboratorijas, kurios galėtų efektyviau dirbti, bet jas reikia dekomplektuoti, jos galbūt ne taip sukomplektuotas arba ne tuose kryptise, kur buvo perspektyvų jas komplektuoti. Tai visada yra iš ko mokytis ir ką pataisyti, koreguoti, kad efektyviau dirbti toliau. Gerai, ačiū. Tai gal turite kokį nors patarimą mūsų naujai direktoriai, kuri perims jūsų darbą? Patarimas tai turbūt labai paprastas būtų, toks žmogiškas ir gyvenimiškas. Iš ryto padaryti mankštą, po to kontrastinį dušą ir ateiti į kolegiją su gera nuotaika, emocijas visas paliekant duše, nes labai svarbu kolegijoje vadovui, kad jisai gebėtų ir mokėtų išklausyti, nes daug yra ateinančių žmonių su problemomis, tiek asmeninėmis, tiek darbinėmis problemomis, ir reikia jas mokėti išklausyti ir priimti kažkokį sprendimą arba patarimą, ir svarbu labai tas emocinis lygmuo, kad tai nebūtų reaguojama emociškai iš karto ir bandoma čia ir dabar kažką daryti. Tiesiog reikia gerai pagalvoti, kaip, kur, kada ir ką padaryti. O šiaip palinkėjimas tai žinoma vykdyti savo tą programą, kurią pateikė direktorė tarybai ir kurią taryba gerai įvertino, todėl ją ir išrinko tą direktorę, nes programa ambicinga, bet tikrai aiški, turinti aiškę kryptį, aiškius pasiekimo rodiklius, ir aišku, dabar jau baigėsi mūsų strateginio planavimo periodas, 26 metais reiks daryti naują strateginį planą. Tai palinkėčiau, kad kolektyvas, visa bendruomenė aktyviai prisidėtų prie tos strategijos rengimo, nes nuo to, kaip sėkmingai ir gerai, kryptingai bus parengtas tas strateginis planas, matyti ir darbas tada vyks efektyviai. Tikėkimės ir pavyks. Tikėkimės. Tai užsibaigus šiam etapui, kaip manote, ko pasiilgsite? Kolegija ko pasieks?
Ne, ko jūs labiausiai pasilgsite? Ai, ko aš pasilgsiu, atsiprašau, pasieksite, jau sikirdu. Na, turbūt žmonių pirmiausia, nes tikrai kaip direktorius jisai yra iš tikrųjų vadybininkas ir aš visada turiu savo tokią nuomonę ir šiek tiek nesutinku su tais, kuris sako, aš ateisiu dirbti į organizaciją, atsivesiu savo komandą ir čia viską darysim tik su savo komanda. Aš galvoju, kad vadovas yra vadybininkas ir jeigu jis ateina dirbti organizaciją, tai organizacija netuščia, jau ten yra komanda, yra žmonės, yra bendruomenė ir jeigu tu geras vadovas, tai turi būti geras vadybininkas ir turi dirbti su ta bendruomenė, kuri ten yra. Ir mokėti ją mobilizuoti, numatyti tuos strateginius tikslus ir kartu mobilizuoti, kad tie tikslai būtų pasiekti. Tai aš pasilgsiu turbūt tų tokių mūsų bendrų darbinių posėdžių, ten direktoratų, akademinės tarybos posėdžių, kur tikrai pajauti, kad tu nesi vienas, kad yra tavo kolegos, kurie lygiai taip pat serga, pergyvena dėl to, kad kolegijai būtų geriau, kad kolegija eitų į priekį. Tai tas turbūt ir yra, kas duoda tą pilnatvę ir dėl ko darbe, tu tikrai jautiesi, kad esi naudingas ir kad gali padaryti ir pasiekti tai, ko reikia tai organizacijai. Aišku, ačiū. Na, bet manau, dar vis tiek palaikysite ryšius. Taip, aš ir direktoriai sakiau, kad jeigu kils kokių klausimų, reikės patarimų, visada esu pasiruošęs pagelbėti, patarti. Tik tai čia yra problema, kad labai aplinka aukštojo mokslo keičiasi ir tas aukštojo mokslas ir tas mokslo ir studijų įstatymas labai keičiasi ir čia labai reikia būti visada tam procese ir jeigu tu truputėlį jau išeini iš to proceso, tai praeis pusmetis ar metai ir žinoma jau nebelabai galėsi pataikyti į tą laikmetį ir tuos reikalavimus, kurie kinta, jie visą laiką auga, didėja, nes elementarus pavyzdys, kad kolegijas, kada sukūrė 2002 metais, tai pagrindinis buvo tikslas, kad rengti kvalifikuotus specialistus su aukštuoju išsilavinimu, kurie eitų į darbo rinką ir ten dirbtų įmonėse, organizacijose, tam inžineriniam lygmenį ar tam vadybiniam lygmenį. Dabargi matom jau, kad reikalavimai gerokai kyla aukščiau, dabar jau kolegijos, kaip ir universitetai, turi užsiimti mokslinę veiklą. Tai dar praeis dar 2-3 metai, galbūt dar tie reikalavimai atsiras kažkokie, tarptautiškumas, kad mes dabar žinomi Panevėžy Lietuvoje, bet mes turim būti žinomi bent jau Europoje, jeigu ne pasaulyje, tai galbūt ateis laikas, kai ten bus labai svarbus momentas irgi tas tarptautiškumas. Taip kad, aišku, kiek galėsiu, tiek padėsiu. Labai gerai. Džiugu girdėti. Tai ką planuojate veikti toliau? Galbūt kokį nors hobį turite, kuriais užsiimsite? Hobių turiu tokių, bet jie man, kaip sakyti, ir dabar aš jais galėjau užsiimti, tai mėgstu žiemą kalnų slidinėjimą, vasarą dviratis, toliau turiu nemažą sodą, vynogyną, gaminu vynogių vyną, tai tobulinsiu savo įgūdžius šitoj srityje. Turiu 2 šaunius anūkus, su kuriais irgi pakankamai yra veiklos, tik reikia užsiimti. Toks turbūt jau bus lengvesnis gyvenimas, nes politika manęs pačią asmeniškai nedomina. Aš aišku domiuosi politika, kas vyksta, kur vyksta, bet pats niekad nedalyvavau ir nenoriu dalyvauti politikoje. Tai daugiau asmeniniams reikalams skirsiu. Ir aišku, ir jogą užsiminėjau, tai gal jogos dar daugiau bus tada mano gyvenime, nes dabar tik tai kitą kartą dėl laiko stokos mažai tenka skirti tam laiko. Bandysim taip daugiau asmeniškai jau. Labai faina. Smagu girdėti. Tai dar vienas klausimėlis, tai jeigu nebūtumėt buvęs direktoriumi, tai kuo būtumėte užsiėmęs kito? Galbūt įsivaizduojat? Man labai patiko pavaduotojo infrastruktūrai veikla, tikrai aš kaip 2006 metais mane buvęs direktorius
amžinatilsis Kęstutis Gudas pakvietė į kolegiją, tai jis man pasiūlė du variantus, sako, arba ateik dekanų verslo ir technologijų fakulteto, arba pavaduoto infrastruktūrai, tada taip vadinas. Sakau, gerai, pasižiūrėkim, kaip čia ta kolegija atrodo, nes iš tikrųjų aš taip buvau iš šono matęs, bet kai perėm tą kolegiją, tai atrodė labai liūdnai. Stogai kiauri, langai kiauri, šalta, nedažyta, apsilūpę viskas. Tai aš sakau, aš tada eisiu tą infrastruktūrą atvarkyti, nes sakau, jeigu čia jos taip netvarkys ir toliau, tai čia ta kolegija per koks 5 metus ir sugrius. Na ir pradėjau aš ją tvarkyti ir man tikrai labai patiko ir gerai sekėsi ir daug projektų, daug pinigų pritraukiam. Tai aš turbūt būčiau sėkmingai ir toliau tą darbą dirbęs, aš taip manau. Supratau. Ačiū, kad pasiryžo dirbti, nes dabar tikrai malonu kolegijai lankytis. Dabar jau labai gerai. Tai kokį palinkėjimą norite perduoti studentams ir savo kolegams? Pagrindinis palinkėjimas būti vieningiems. Kaip sakau, tas emocijas visas ir visokius tokius nesutarimus reikia kuo mažiau juos nešti į kolektyvą, būti vieningiems, nes tikrai yra tikslų, yra uždavinių, yra iššūkių ir kad juos visus tuos tikslus pasiekti reikia pakankamai daug, intensyviai ir rimtai dirbti. Na, o studentams tai aš labai džiaugiuosi, kad studentai dabar yra aktyvus, ir jūs esate akivaizdus pavyzdys ir kad to aktyvumo ir toliau daugėtų. Čia mūsų bėda, kad mūsų studentai studijuoja tik tai 3 metus. Bet jeigu 2030 metais kolegija taps taikomųjų mokslo universitetu, atsiras profesinė magistrantūra, tada studentai turės galimybę dar 2 metus tęsti studijas ir tada aš tikiuosi, kad tikrai mūsų ta studentiška visa veikla bus dar intensyvesnė, nes studijos gražiausias laikas ir tai, ką jūs dabar studijų metu čia patirėte, tai yra paskui atsiminimai visam gyvenimui. Tai aš linkiu, kad kiekvienas mūsų studentas baigdamas kolegiją, išeidamas su raudonu ar paprastu diplomu iš kolegijos įsineštų kuo geresnius atsiminimus apie tuos metus, kuriuos išstudijavo Panevėžio kolegijoje. Taigi, ačiū, kad prisijungėte su mumis, pabuvote ir nepabėkite, nes dar turim jums įteikti dovanėlę, kad apsilankėte pas mus. Tai ačiū. Šiokia tokia dovanėlė nuo mūsų jums. Ačiū labai. Tai čia jau tikrai malonu nuo studentų gauti dovaną pirmą kartą turbūt gauti. Ačiū labai. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote. Ačiū, kad žiūrėjote. Viso. Iki kitų kartų. Viso geriausio.